Sveiki. Tai ką turim? Esame Prancūzijoje, apie 400 km iki Ispanijos. Gan šilta, apie 14 laipsnių, bet labai didelis vėjas. Tikiuosi viskas gerai girdisi. Tai ką mes turime šiandien? Turime, kad startavome vakar apie 6. Nu tai va, ir 6 vakaro. Dabar yra 2 dienos ir mes sustojom 9 valandų pauzė. Visą dieną važiavom. Esame nusimušę nuo grafiko, sakyčiau, kokią 1 iki 2 valandų. Todėl atsitiko, kad labai daug olandų, anglų, belgų, tų pačių prancūzų važiuoja link Lyono ir jie ten paskui suka į kalnų kurortus link Ženevos. Tai tikrai buvo, nesakau, kad kamščiai, bet buvo vietomis, kad judėjom tik tai 50-40 km per valandą greičiu, tai tikrai praradom laiko. Nenoriu prieiti tolumoje, bet va matote žmogus kaip rūbus džiausto. Parkingė vietos Prancūzijoje gavom, viskas ok. Dabar pasidarom valgyti ir einam miegoti, nes 11:30 startuojam. Ir principe einam su valandos atsarga su žuvies iškrovimu, tai reikės niekur nestoti ir damušti paskutinius 700 km. Kas yra gerai kolonėlė, kurioje sustojome, dušai lyg ir yra, bet yra užrakinti, bet esame Shell degaliniai, parodysime Shell kartelę ir turėtų dušai būti nemokami. Įsivaliau dantis. Opa! Tai ką, pavalgom ir miegos. Vėl nieko naujo, tai vairuotojo gyvenimas. Važiavom.